Petriuk, jau baigėme rašyti diktantą. Tikiuosi, suspėjot viską? Nu. Nagi, oi patikrinsim. Ąžuolas. Nu, Petriuk, ąžuolas rašosi su A nosinė. Tai kad va taip ir yra. Nu, kad A nosinė turi būti ant pirmos A, o ne snarglys ant paskutinės. Sakau, man tas pats. Gaidys irgi su klaidom parašytas. Kur dingo raidė I? Ir čia turi būti I ilgoji. Tau nepatinka, tu nežiūrai. Ir viskas, ir čia pas tave bėda. Petriuk, nu kaip tu čia taip? Jau 3 savaitės rašom šitos 2 žodžius. Pažiūrėk, kitiem gaunasi. Kiti galvoja, žinai. Petriuk, knygų reikia skaityti daugiau. Matai, nereikia skaityti, aš prieš daug metų skaičiau. Kaip tai nereikia skaityti? Tai ką tu veiki visas dienas? Aš tavęs neklausiu, ką tu veiki. Tau turėtų nerūpėti, ką aš veikiu. Ir čia yra mano asmeninis gyvenimas, ką aš veikiu. Tai va, tau net nerūpė, aš nepasakosiu. O tai namų darbus darai? Kas tu man tokia, kad aš tau turėčiau pasakot, ką aš veikiu savo gyvenime kitam asmeniškai. Klausyk, Petriuk, aš tau 2 parašysiu. Jūs dėl manęs darykit, ką norit. Vatau, 2. Man yra pohus, mantai. Esu klaidas gyvenime padaręs, bet aš nekartojau tų klaidų, padariau, bet aš visada teisiausi.